Sveiki, direktoriau. Hello, Mr. Antonas. Mielas direktoriau, patys šilčiausi linkėjimai iš Briuselio, Europos parlamento, kur kartą lankėtės ir jūs su gausia mokytojų delegacija. Šiandien norėjau prisijungti prie visų, sakančių jums ačiū. Ačiū už jūsų meilę mūsų gimnazijai, už jūsų dedikaciją, už jūsų nepailstamą darbą, už visas tas įspūdingas ir nepakartojamas patirtis, kurias kartu išgyvenome. Ir norėčiau palinkėti jums didžiausios sėkmės ir nepamiršti mokyklos. Labas rytas, mokykla. Linkėjimai iš Bardzijos, Gruzijoje. Mielas direktoriau, ačiū Jums iš išugdytą penktoko dvasią. Penktoko, kuris yra žingeidus ir siekiantis pažinti pasaulį. Ačiū Jums, direktoriau. Linkėjimai Jums iš Malazijos ir didžiausi sveikinimai nuėjus tokį ilgą kelią. Ir nepaprastą kelią, o lyderystės kelią, kadangi bent jau mano nuomonė gyvenime svarbiausias dalykas yra palikimas, ką palieki po savęs, tai yra kai pats aktyviai kažko nebedarai, bet tavo buvusi veikla savaime kuria tolimesnę vertę. Ir aš noriu Jums padėkoti už Jūsų palikimą, už Pandžio 5-ąją gimnaziją ar vidurinę mokyklą ir už tūkstančius ar šimtus nuostabių žmonių, kurie baigė šią mokyklą ir kurių gyvenimai buvo pakeisti. Ir šitie žmonės penktokai keis toliau kitų gyvenimus. Taigi ačiū Jums labai už tai. Linkėjimai. Penktoj su pasididėjimu sakydavau žmonėms klaususiems, kokioje mokykloje mokiausi per gyvendama Panevėžyje. Ir šitą jausmą iki šiol nešiojuosi savo širdyje. Ačiū Jums, direktoriui, už išlaikytą prestižą ir tai, kad galime didžiuotis, jog mokėmės penktoje vidurinėje. Linkėjimai iš Australijos. Ačiū direktoriau. Linkėjimai iš Niujorko. Ačiū Jums, direktoriau. Ačiū direktoriau. Ačiū direktoriau. Ačiū direktoriau. Ačiū direktoriau. Ačiū direktoriau. Ačiū Jums, direktoriau. Ačiū direktoriau už išaugintas kartas, kurios nestato savo sienų. Sveiki direktoriau, siunčiu Jums patį didžiausią ačiū iš Šiaurės Prancūzijos sostinės Lilio. Danutės 12 niekada nebebus tokia pati be jūsų. Daugeliui mūsų jūs tapote mokyklos veidų ir sielą. Tačiau manau, kad tie metai ir ta atmintis ir ta mūsų mokyklos tradicija ir patirtis leis mūsų mokyklai ir toliau savimi pasitikinčiai, atvirai ir globaliai mąstančiai žengti į priekį.